Šiandien MQ įmini, MQ įmini micro kontraktą, matysite. Taigi, šį bilgštreidai šiandien konkrečiai užtreidina. Dabar matom, kaip reaguojam į bearish order bloką. Aišku, šitas bearish order blokas yra paskutinis mūsų bastionas, nes jeigu mes į šitą nereaguojam, kita statelė yra šitas drone liquidity, tada padarom high of the week ir mes vis tiek turėtume šiaip sugrįžti į šitą range 0,5 sureaguoti. Nes turi, kaip pasakyti, turi kainą offering discountą tam, kad institucijos visokie commercial spekas galėtų pradėti šitą visą judesį longinti. Commercial spekas, žodžiu, šitą judesį jau pradėjęs yra longinti nuo šitos vietos, kai mes palėtėm 0,5 range ir gavome order bloką pliusinį. Pliusinį tai yra bullish. Žodžiu, šitą nusitrinam, nebus reikalinga aktuali informacija. Šiandien neturėjau pasižymėjęs 8:30 ir 12 valandos vakaro, nes taip įgaus, kada būtų atsidarę vos ne toj pačioj vietoj, tai pagalvoju, kad man kito linijų nereikia, o patys mato čia šito candlestico open prices beveik yra, kur yra 8:30. Tai žodžiu, mes turėjom treidą šitoj vietoj, pasėlinom, toj paaiškinsiu, kodėl pasėlinom. Va buvo mūsų treidas. Treidino kaip visada tarp 9:30 ir 10:15 tą tarpą. New York Open Macro, taip vadinasi. Žodžiu, kaip ir pirmadienio treidas, tik tai aišku, aš pirmadienį gal biškį šiek tiek mane grydų užvaldė ir aš nepasėmiau profitus savo ten, kaip tik turėjau pasiimti. Čia pagal executionus matot, kad kiti įsijungsi savo paper tradingą. Čia pagal executionus matot, kad čia buvo pasėlinta, čia buvo parduota, pardavė vos čia, nes matai, profitas buvo šitas low. Šitas low buvo, bet paskui viską persvėriau, pagalvoju, nu okei, čia drone liquidity padarėm, nuėmėm šitos low. Tai realiai Londoną, Azijos low nuėmėm, ir ką mes, logiškai pagalvoju, ką mes daugiau galim čia nuimti, jeigu visi main liquidity yra jau nuimta. Čia viskas, realiai seek and destroy buvo, tai Azija iškrista, apačia viršus, Londonas apačia viršus iškrista, tai realiai marketas realiai konsolidacijos stadijai ir tiek. Tai šiandien nieko daugiau nepadarys. Galim pasakyti, kad easy day tiesiog buvo, žiūrint į aukštesnį speką. Realiai konsoliduojamės, didžiulis chopas, bet visada tai būna ant NFP savaitės. Tai šiandien naujienos mūsų, ką turėjome ADP non-farm employment changes. Realiai šitos naujienos yra bearish doleriai. Bet jeigu bearish doleriai yra bullish Nasdaq'ai, nes dolerio vertė krenta ir už tą dolerį, kurio vertė krenta, gali daugiau Nasdaq'ą nusipirkti automatiškai ir kaina turi kilti, bet mes kai matom per tas bullish visas naujienas, kaina trenkėsi apačią, pakilo ir dar kartą trenkėsi apačią. Tai reiškia, kad smart money, tai yra institucijos, bankai, iš šito viso judesio bandė visą retailą išpurti. Kai mes čia padarėm šitą high ir šitą high, aš žinojau, kad mes čia dar turim grįžti ir aš realiai, čia norėjau shortą ieškoti, vis tiek galvojom Londoną, New Yorką PM high išėmėm, vis tiek turėtų pasišortinti iki čia, bet vis tiek high padarėm per tą visą chopą, būtų mane iškirtę ir pasiuntė į tartaro galimės kartu su visų retailų, kurie bandė šitą visą judesį pašortinti. Paskui grįžom, atėjom į bearish order bloką. Aišku, savaime aš pamačiau, kad bearish order bloką atėjo. Tai realiai tai išjungsiu šitą visą reikalą. Šitas candlestickas mažiukas. Va šitas. Raudonai pažymėtas. Šitas candlestickas gavo bullish breakeris, nes padarė high, low. Ant 30 sekundžių, 15 sekundžių šarto šitą pamatytume high, low, high su milžinišku displacementu ir low. Bet aš kai esu įgudęs, aš jau žinau, kad jeigu
padarė šitą, va, pavyzdžiui, bearish PD su displacementu nėra čia atgal ir per tą kilimą į viršų aš tada bandau pašortinti. Tai aš realiai galvoju šortinti pa šitoje vietoje, kur market fracture shiftą padarė, tai aš beveik čia ir pašortinu, vos aukščiau, kadangi aš nelimit orderis, o market orderis dedu dėl geresnės slippage spredo. Tai turėjau šiokį tokį drawdown, oi, šitą langelį reikėtų gal čia pakelti, gal magnetą jau čia nepavyko man. Tai padėkime vietą, kai priklauso, kokia kaina buvo. 2177050. 21750. Va čia pasėlinom žodžiu. Setupukas 1.5, man atrodo, koks čia gavas. Jo, 1.5. Nebereikia, nei indikatoriai, viską taip matau. Žodžiu, viskas tiesiog čia fantastiškai gavas. Gal šiek tiek, kai uždarėm žemiau ekvilibriumą šitoj, aukščiau ekvilibriumą šitoj vietoj, gal šiek tiek buvau panikuoti pradėjęs, bet tada užsimečiau šitos ir visą candlestick range paėmiau ir pagalvojau, na okei, uždarėm iš 0.5, bet ne 0.75 ir esam stipriai bearish, vien dėl to bearish PDRA. Mano stop lossas buvo šitas high, aš apsisaugojau, galėjau dėti va čia. Tai realiai rytailas būtų čia jau suvalgytas, nes čia būtų tradicinis rezistansas buvęs, kaip čia pasakęs. Tai okei, čia padėjau stop lossą ir kaip matot, tiesiog greitai tas setupas nuėjo, kur turėjau nuėti. Šit padarė low, high, lower low. Pakritom mes su displacementu po šituo breakeriu į first presented fair value gapą, kuris yra internal range fair value gapas. Ir aš pamačiau, kad mes čia konsoliduojam prieš 10 AM open, aš jau žinojau, kad mes driauksim į apačią. Aš savo stop lossą tuo metu buvau pakėlęs iki čia, man atrodo, vos minimizavęs šiek tiek, kad jeigu sugalvos dėl naujienų kažkokių tai kainų atgal apsisukti ir mane iškris, kad bent jau lossai būtų šiek tiek minimizuoti. Nes jeigu būtų kaina dar kartą atėjus čia, tai tikrai būtų ir čia atėjus, nes gaunas realiai vos ne equal highs ar kažkas tokio labai artimas viršūnės. O S&P čia padarė equal highs. Tai man atrodo, S&P gal net ir iškirto šitas highs, reikėtų pasižiūrėti. S&P. Ne, neiškirtom. Bet čia mes padarėm. Nežiūrėk. Nu, neesmė, bet va čia yra pačių equal highs ir mes tenai greitai sugrįšim. Aš nenustepčiau, kad mes galbūt net nemanipuliuosim čia į viršų per daug, o dabar kažkur tokiu metu pradėsim nekti žemį, susirinksim visą likusį likvidumą čia gal apačioj ir tada sureaguosim į 0.5 range, ir 0.5 range man reikėtų prasitesti, tai high kažkur iki čia. Tai mes turim marketas, žodžiu, turi mums dabar paoferint discountą, kad mes nuo discounto vėl galėtume pirkti kartu su Smart Money. Smart Money yra Commercial Spekas, JP Morganai, BlackRockai visokie ir taip toliau. Galbūt man reikėtų įsijungti bar chartą ir jum parodyti. barchart.com. Žodžiu, čia dabar aš jums parodysiu kai ką aš žiūriu, bet aš žiūriu labai retai, realiai kartą per 3 mėnesius, kai artėja kontraktas swapas. Yra 4 kontraktai, kas 3 mėnesius NQH, NQZ, NQI ir NQU, man atrodo. Tai kas 3 mėnesius keičiasi kontraktas sezoniškumas ir tada realiai pamatom, jau man atrodo buvo tas Nasdaq'o swapas. Žodžiu, nesmė. Ir dabar ką aš jums noriu parodyti? Aš noriu parodyti, kur juda vadinami banginiai su savo investicijom, ką jie daro su tom investicijom, kada jie selina, ką daro. Ne, mes nežiūrėsime volumą, volumas yra konkretus lobolas.
mūsų strategijai, kurią mes naudojame, mūsų konceptą, joks indikatorius nereikalingas, linijos, kvadratėliai ir protas tiesiog. Dabar čia, man atrodo, indikatorius biškai atsinaujina čia viskas, tai labai yra sudėtinga biškai naviguoti šitas programėlės. Ok, dabar taip, turim Commitment of Traders chartą. Small spec'ą mes panaikinam, nes small spec'as yra retail traderiai visokie, nežinau, kurie Vaikopą naudoja, kurie volume spread analysis naudoja, kurie supply demand, support resistance, dar visokius kitokius dalykus. Jie šitų dalykų jaučiu nenaudoja, nebent esi toks žmogus, kuris pats galvoja savo strategiją ir tu kažkaip tai atradai, kad šitas dalykas yra vertingas tavo išmokti. Jokie kiti konto, tai nesu girdėjęs, kad kažką tokio naudotų, aš šitą sužinojau iš Inner Circle Trader, Michael J. Huddleston, dar kitaip vadinama ICT. Jis yra mano mentorius, jau aš jo didžiuojas, nes jei ne jis, aš būčiau dar likęs ten, kur aš buvau. Ko gero būčiau sprogdinęs akantus ir niekada neišmokęs šitą metęs. Jie tiesiog džiaugiasis ir mėgavosi savo darbu nuo 6:30 iki 3 ir nuo 3 iki pusę 12. Ir galbūt net nebūčiau sužinojęs, kokia ta kita pusė iš tikrųjų yra. Žodžiu, commercial spec žymim geltoną spalvą, large spec žymim juodą. Čia viskas, ko mums reikia. Žodžiu, dabar mes apačioj šitoj diagramai matom, pirmą gal paaiškinsiu apie sezoniškumą šiek tiek. Kas 3 mėnesius markete keičiasi sezoniškumas. Tai tarkim dabar, kokį paimkim March. Tai March yra 3 mėnuo. Tai 3 mėnesį paėmam. Dar 3 mėnesius paeinam. Kovas, tai 6 mėnuo būtų. Šitoj teorijoje, žodžiu, sezoniškumas keičiasi kas 3 mėnesius. Kas 3 mėnesius marketas vis kažką skirtingo daro. Kaip matot, čia marketas konsolidavo, tai realiai 3 mėnesis mums reikia ne 12, o tiesiog 1 mėnesio pačios pradžios. Čia konsolidavimas. O gal ne nuo to žymė, gal nuo kontraktų swapo reikėtų žymė. Žodžiu, nesvarbu. Esmė tame, kad keičiasi sezoniškumas pastoviai. Čia, pavyzdžiui, pirmą sezoną kaina kyla, antrą konsolidavo, trečią expansionas, reversalas, expansionas ir dabar kažkas turi vykti vėl 3 mėnuo. Arba mes imsim po biškį šitą high, konsoliduosim ir tada po konsolidacijos daromas expansionas viršų ir apačią, arba nežinau. Čia, pavyzdžiui, su šito galite matyti su to Commitment of Traders chartu, kur institucijos deda savo pinigus didelę, kur tą liniją numesi, nes nereikalinga visiškai yra. Tik to candlesticks pasikeis į paprastus japoniškus, nes biškėkas man taip gadina. Tai va, žodžiu. Dabar taip. Galit matyti, kada commercial spec'as longina, kada commercial spec'as shortina, bet turite atsižvelgti tai, kada kokį metu, kokią kainą kur buvo. Tarkim, čia, va, matot, čia šitoj vietoj 3.6.5.6.0 didžiausia buvo, čia 3.8.4.6.9, o čia 3.6.9.3.1. Tai reiškia, kad commercial spec'as, kol shortina, čia va commercial spec'as shortina, kol commercial spec'as shortina, fishas, vadinamas retail traderis, gal taip pavadinkim, neinformuoti pinigai, gatvės pinigai, jie tuomet nelabai žinojo, ką daryti. Todėl commercial spec'as, tai sakė JP Morgan ir taip toliau, influxą pasitė dėl kokių shortų, čia suakumuliavo, juos apgavo, kada įsime viršų su šitą break of market structure,
Čia gal tiesiog nesimato. Bet šitą marketo struktūrą pabreikino, čia per vėlų gepas yra, jie galvoja, kad kaina pradės į viršų kilti, čia vis dar galvoja, ir čia tik profitas jų greičiausiai, arba čia buvo. Tai jos apgavo ir tada kaina toliau šortinti pradėjo, kas ir buvo planuota commercial speko. Tai žodžiu, prieš kiekvieną kontrakto swapą aš ateinu ir pasižiūriu, ką daro big playeriai tie vadinami. Tai dabar matom čia, kad Fishas, vadinamas retail traderis, šitą visą judesį longina, o commercial spekas 10 000 kontraktų shortina. Tai dar nėra tas disbalansas toks žiaurus, kad aš patikėčiau, kad čia tikrai yra shortas ir kad šitas judesys visas yra skirtas tai traderių apmauti. Kai pamatot, tarkim, čia 17 štukių kontrakto longų ir čia 100 000 shortų, aš esu linkęs nieko galbūt nedaryti arba labai mažus treidus gaudyti ir laukti didelio shorto, kada mes jį pagausim. Tai dabar kol kas dar čia šitam čartą Roma dar nėra, nieko apsikrauti, nieko galėjom iš karto rašyti, pasidaryti būtų daug patogiau buvo. Ne, bet nebesimato FIFA. Nu, žodžiu, esmė tame, supratom, kas čia vyksta. Dabar aš jums norėčiau Forex Factory parodyti. Ok, šiandien turėjom non-farm employment change į ISM Services PMI, net nežinau, kas tas yra, bet matom, irgi bearish naujienos buvo bullish naujienos S-crackui, S&P-skui ir dar visokiam čigonam, žydam, sėdinčius, tie, kurie kontroliuoja visi šitas marketas. Žodžiu, nesmė nesvarbu, pat nesupratau, ką pasakiau. Biškai nusišnekėjau. Nenusišnekėjau, bet, tiesiog, nesvarbu, nesiverkim šitą. Žodžiu, pakirtom vakar šitą monstrą traidą, konkretų monstrą čia pakirtom. Šiandien tai yra 115 taškų, aš pradėjau pastebėti, kad man sutupa 1.5 standartinės. Mano vidreitas per šią savaitę šiek tiek pakrito iki 65%, bet čia viskas normalu, viškai suprantama, varijuoja tas winreitas visada. Vakar turėjau treidą, bet video nebepadariau, nežiūriu, užsiėmęs buvau. Čia vakar buvo mano 2 treidai. Ant vieną treidą 200 padėjau su centais ir ant kitą 3 centais. Tai žodžiu, vakar buvo nesėkminga diena ir pirmadienį pats savo nesėkmingą dieną pasidariau. Čia yra šitą dieną keli treidai. Čia 3, man atrodo, treidai yra. Čia va tas geras treidas toks pat, kur va šiandien aš jį pagavau. Tik aš išėjau visiškai ne laiku ir ne vietoje, aš va čia buvo mano tik profitas nustatytas arba čia, nes čia low resistance liquidity yra. Iki pat šito low buvo. Nenuėjo, išmaudė mane kaip mažą vaiką. Čia gali break of market structure padarė, galėjau tiesiog nuo šito imti čia stop loss arba čia dėti ir palongint gerai iki šito high. Bet aš taip nepadariau, žodžiu. Ką pirmadienį, antradienį pratasau realiai per tas 2 dienas, viską per šiandienos treidą atgavau. O čia yra ta vieta, kur risk managementas ateina į žaidimą. Vakarykščią video aš nebedarysiu, nebekelsiu, nes iš tikrųjų nebematau prasmės, jau kaip ir pozna. Tiesiog trumpai gal permėsiu akim ir paaiškinsiu, kodėl mano mintis taip veikia, būtent kodėl aš tą treidą einu. Ir gal tos treidus reikėtų paaiškinti dar. Čia šito jau čia buvo. Ja, čia. Žodžiu. Čia buvo man normalus treidas pirmas. Mane iškirto, mano bajas buvo bearish. Palan. Jo, čia vakarykštis sėdžiu. Mano bajas buvo bearish. Kodėl bearish buvo, aš realiai pakilom į 4 valandų range premium vietą ir aš bandžiau premiumą paselinti iki discounto, bet man nelabai pavyko ir mane suėdė. Tai čia buvo range'as nuo čia iki čia. Mes pakilom vakar čia ir aš šitą visą judesį, kai pakilo iki čia kažkur, paselinau.
tas pasėlinimas visas gal ir būtų pavykęs, viskas normaliai, tik tiek, kad buvau biškai per daug grydai ir savo tik profitą padėjau per aukštai. Tada, man atrodo, video trumpą turi kėlęs, tenai paskui nebekėliau kitos dalies, tiesiog nes baigęs prenumeratą kitam screen recorderiui, bet pasirodo, kad pas mane kompė nemokamas yra screen recorderis ir beveik laužą mokėjau. Tai dabar nemokama naudoju ir žengiu, žodžiu. Nesvarbu, beveik pinigus išmečiu, kiek 15 eurų 27. Tai va, žodžiu, paaiškinau tenai, kodėl ėmiau vakarykštį treidą. Tai turbūt savaime čia suprantama, iškirtom šitą high. Šitą high iškirtom ir atėjome į premiumą, va su šito judesiu. Šitą high iškirtom atėjome premiumą, bet... Ai, sorry. Iškirtom šitas high. Šitos high iškirtom, bet jie nebuvo significant highs. Ta prasme, nebuvo labai svarbus highs tokie, kad man reikėtų kažko prakaituoti. Ir aš pamačiau vakar, kad mes, kai grįžom čia į discountą levelį, mes neįėjom jį visiškai, kaip mes jį turėjome į čia pirmadieninis treidas. Aš nuo čia pašortinau vis tiek, nes drone liquidity padarėm. Jeigu aš būčiau tik profitą pasidaręs ant šitų equalaus, aš būčiau susirinkęs čia minimum kiek 198 taškų, čia kosmosas yra, realiai 2 štukės eurų. Bet nepadariau, čia nuėmiau pusę pozicijos, čia aš taip su 5%, mažiau nei 5% treidinau, su 40. Tai nuėjo iki čia, pusę nuėmiau, leidau sugrįžti, tada pakėliau šiek tiek stop lossą, tada nuėmiau, tada kitą treidą dar dėjau, jo, šitą, čia nuo tą pačią treidą nuėmiau, čia nuo tą pačią treidą nuėmiau ir čia vėl pasėlinau šitoj vietoj. Ir tada mane čia iškirto ir tada čia vėl mažiuką bandžiau NPM sesijas pagauti. Žodžiu, tai 3 treidai berods. 1, 2, 3, jo, 3 treidai buvo. Tai 3 trim, 2 7 ir 7, tai kas 6-7 gaunas. Vakar irgi maudykla buvo trumpa. Tai žodžiu, apie štukę minusą buvo per 2 dienas. Bet šiandien per vieną treidą viską atgavau ir dar čiūti pliusą išėjau. Tai žodžiu, dar šiek tiek savo risk managementą pasikoreguosiu ir leisiu savo tik 2 treidus per dieną, nes mano average treidas yra štukė eurų papliusinti. Tai padarysiu, kad mano praradimas būtų maksimalus $200. Jeigu aš noriu $200 maksimalų prapisimą padaryti, tai aš turiu tada savo kontraktų skaičių nusileisti iki 4. Iki 4 nusileisti, tada mano stop lossas galės toks būti ir man labai daug streso tiesiog nuo viso šito šūdo nuims, nes aš taip nestresuoju. Tai va, galim dabar apžvelgti visus treidus tos, ką turėjom. Žodžiu, čia pirmadieniniai treidai. Čia šitas, kur pusę pozicijos nuėmiau. Čia šitas, kur stop lossas buvo prieš mano entry poziciją. Čia tą pačią dieną. Čia šiaip matos, galit sustabdyti, pasižiūrėti, jeigu kam įdomu, kur mano entry buvo, kokias pozicijas, žinosit, kuri yra ant vieno entry, kuri keli entry. Tai žodžiu, čia šitie, čia jau kitą dieną vakarykštę. Tai vakar 7 pakoriau. Tai per 2 dienas 1-2 štukės ir šiandien 1-2 atgavau, tai realiai dar vos pliusą pasidarėm per $100. Tai žodžiu, kaip ir daugiau nebeturiu ką labai iš čia pridurti. Gal šiandieniniam video labai daug struktūros mano treidinimo nėra, ką aš čia kaip dariau, taip toliau. Bet ką žinau, pavyko. Šitas setupas yra mano mėgstamiausias setupas, čia yra mano go-to. Kai aš pamatau, kad jis vyksta, aš visada jį iemu. Mums nereikia drone liquidity būti padaręs, kad mes jį imtume, nes per makro gali pakelti tiesiog iki tam tikro pidėjo ir tada smešint kainą į apačią ir tada tik vėl į viršų kelti kažką ten kitų reikalų atlikti. Tai kiti reikalai yra man visiškai neaktualūs ir visiškai nesvarbus.
Nes aš kitą dieną treidino čartas vėl aukštinkojam gali būti apsivertęs čia visokių šūdų daryti ir tada kitą dieną aš vėl tik savo bajas daraus ir aiškinas, ką man tą akimirką būtų geriau padaryti. Tai va, žodžiu, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas nežiūrit. Kas nežiūrit, tikiuosi, niekada nepamastysit šito video, nes čia mano realiai yra žurnalas pačiam man. Tai va, gero jums darbingo vakarą, gero darbo rytoj ir iki rytojaus.